norėčiau pasidžiaugti unikaliu atveju, kada verslas parodo iniciatyvą sporto rėmimui. Ir ne krepšinio, ne futbolo, į kurias sporto šakas bėga visi stambiausi verslo rykliai, malonu pasišildyti jau išpopuliarintų sporto šakų laimėjimuose, spaudiuose. Nors kai pasigilini, iš tikrųjų, aš kalbėsiu dabar apie boksą, manau, kitų federacijų prezidentai, atstovai tikrai mane ir papildys. Nuo kitų sporto šakų, tokių kaip boksas, pavyzdžiui, pasiekimai yra ne ką mažesni, negu kad krepšininkų, ar futbolininkų, ar kitų populiaresnių sporto šakų. Todėl, gerbėmėjai, tikrai noriu pasidžiaugti, noriu padėkoti Airing Vilnius tokia gražia iniciatyva. Ir antras dalykas, kam noriu padėkoti, tai patiems didžiausiams rėmėjams sporto šakų kaip boksas, žurnalistams, kurie į tokias iniciatyvas atsiliepia ir ateina gausiai mūsų spaudos konferencijas. Nes be jūsų, gerbėmėjai, iš tikrųjų nebūtų įmanoma išpopuliarinti. Taip jau atsitiko, kad sportininkai irgi yra žmonės ir jie ne robotai. Ir kad sporto šaka, tarkim tokia kaip boksas, iš tikrųjų turėjusi ir olimpinius čempionus, turėjusi ir tikrai garsinančius Lietuvą sportininkus, tokius kaip Danas Pozniakas, kaip Šocikas ir kitos garsios pavardės ėmė ir numirė. Tam, kad mes atgaivintume šitą sporto šaką, mums reikalingi pinigai. Reikia sportininkams valgyti, reikalingos bazės geros, pasiruošimas ir panašiai. Todėl federacijos tokių sporto šakų kaip boksas, kaip dvikovės, kaip penkiakovė, užsiminėja tik tai tuo, kaip paieška rėmėjų ir pinigų. Todėl šita iniciatyva yra unikali ir aš tikrai kviečiau visus verslininkus pamastyti, kad ir kitos sporto šakos tikrai turi pasiekimų, galbūt mažiau išpopuliarintas, bet mes tikrai siekiame ir tokiamis iniciatyvomis ir kitomis, kad tos sporto šakos mažiau populiarios būtų kiek įmanoma žinomas plačiau ir tik jūsų dėka tas įmanoma pasiekti. Kas liečia mūsų prognozes ir viltis olimpiadoje, kaip žinia, du boksininkai yra išvykę į Londoną ir sėkmingai vyksta pasiruošimas stovykloje, artimiausiu metu jie persikels į olimpinį kaimelį ir manau, kad bent jau prognozės būtų tokios, kad bent jau vieną medalį mes tikrai tikėtumėmės iškovoti šitoje olimpiadoje. Aišku, kaip ir visame sporte, viską lems turbūt burtai, lems psichologija, todėl kad sportininkai jauni, nepatyrė dar tokio lygio varžybose, tačiau kadangi psichologiškai yra gerai pasiruošę, manyčiau, kad iš tikrųjų tikrai turime vilčių į vieną medalį. Tai būtų tiek. Dar kartą dėkoju.